dažniausiai kvantinės fizikos mokslininkas prieina tą tašką, kur pasako, kad Dievas yra. Aha. Tai, o tas taškas šiaip yra labai paprastai aptinkamas, kad ten, kur jau nebegaliu paaiškinti, kaip tai nutiko, atiduodama garbė Dievui. Tai reiškia, kad vis tiek visata vienokiu ar kitokiu būdu įvykdė tam tikrą sutvėrimą, kas tai galbūt, bakteriniam lygmenį, čia tikrai nekalbam apie sutvėrimą kaip labai žmogišką, gyvūnišką ir panašiai. Bet ten, kur viskas, visi rakursai, visi požiūrio kampai susilieja į atsakymo nebuvimą, ten ateina Dievas. Vilma. Alfreda. Ar teisingai esu pastebėjusi, kad iš tiesų ganėtinai vengiai įvardinti aiškius pavadinimus kaip Dievas? Pačiai kokia teorija tos aukščiausios vertės yra labiau priimtina? Kas neprieštarauja tavo protui? Man Dievas gal pats žodinimas yra siaurokas, man patinka kūrinyje ir sąmonė kaip savoka, kuri, aš suprantu, yra kintantis toksai būvis, priklausantis nuo mūsų visų, o mes visi tai, kaip ir vėlgi, kas tie mes visi. Ta prasme, platus laukas siaurėja iki lašelio, ar ne? Ir kol lašelis pabunda, kad jis yra ir platus laukas. Mano toksai yra, tokia yra pasaulėžiūra. Gana keista, kad tu tiesiog Dievą matai pakankamai siaurai. Tai reiškia, kad supranti jį pakankamai siaurai. Arba nesupranti visai, nes tai yra toks pat plotis kaip visata, juk tai yra tik tai žodžių kintamumas. Nes Dievas yra meilė, meilė yra Dievas, Dievas yra aukščiausia galia yra visata. Ir aš manau, kad patys žodžiai žaidžia tiek, kiek kiekvienam žaismas yra priimtinas. Tai vienas iš tiesų Dievas net nėra religija ir su jokia religija neturi nieko bendro. Tai tiesiog tas aukščiausio matmens, sakykime, įžodinimas ir daugiau nieko. Nes būtų keista, jeigu dar kažkas tai galvotų, jog Dievas yra atskirti nuo mūsų. Būtų keista, jog kažkas galvotų, jog tai žmogaus pavidalas vaikščiojas žeme. Būtų keista, jeigu galvotų, jog aš labiau Dievas nei tu. Būtų labai keista, jeigu dar iš tikrųjų žmonės galvotų tokius dalykus. Nors tikrai tikiu, kad pakankamas susipainiojimas arba iliuzinis Dievas dar labai gai žinutė, prie kurios mažai kas nori prisiliesti, nesuteršiant tarsi to šventumo, ar ne? Bet lygiai taip pat vertėtų tuomet atsižvelgti ir atsigręžti į save, kuomet ar aš galėčiau prilikti Dievui ir jeigu dar ne, tektų savo atsakyti, tuomet vertėtų savo susikaupimą ir koncentraciją išauginti arba išplėsti iki tiek, jog vis labiau ir dažniau imčiau matyti dievišką veiksmą, dievišką potencialą savyje. Štai kur yra iš tikrųjų žmonijos nušvitimo žinutė, nes civilizacijų kaita yra ne vien tik evoliucinė pasekmė, jog mes keičiame, kaip sukamės ratu ir keičiame vienas kitą. Yra biologinis vyksmas toks, materialios erdvės, materialaus patyrimo, materinio objekto, bet yra ir kitas dalykas. Viena civilizacija nebetarnauja arba griauna viską, ką pati kuria, tai reiškia ir griovėjas, ir kūrėjas, įvardinant dar ir tai, kad pats griovimas irgi yra kūrimas. Bet destrukcija ir konstrukcija yra vienu ir tuo pačiu metu vykdoma ir praktiškai ta pačia jėga įsivyrauja chaosas. Chaosas yra šluojamas nuo nežinau, vėlgi, protų įvardinti tokie dalykai kaip visatos paviršiai, ar ne? Visatos erdvės. Tai tokie yra civilizacijų klestėjimo, keitimo, evoliucijos ir išnykimo esmė.